Atidesni Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai jau pastebėjo, kad 27 metus skaičiuojanti jų poliklinika pristato naują savo logotipą. Mes norime, kad mūsų įstaiga turėtų aiškų skiriamąjį ženklą. Pavyzdžiui, įvažiavus į paciento kiemą, mūsų automobiliai visi suprastų, kad atvyko Raseinių poliklinikos darbuotojai, pasakojo įstaigos vadovas Paulius Aukštikalnis. Logotipo kūrimas nebuvo toks jau paprastas darbas, kaip gali atrodyti. Norėjome, kad jis atspindėtų poliklinikos veiklą, jos principus ir siųstų aiškią žinutę. Trumpai apie tai negalim šnekėti, nes logotipas kurtas daugiau negu pusę metų. Šiuo metu esu kaip tik užsidėjęs marškinėlius, su kuriais dalyvavom rudenėlio šventėje, tiksliau jinai vadinosi Bendrystės sodas. Tai buvo pirmasis išėjimas mūsų pirminės sveikatos priežiūros centro iš viso į bendruomenę ir pakvietė mero atstovę viešiesiem ryšiams, sako, sudalyvaukite, pristatykite polikliniką, darbą poliklinikos. Tai iš tikrųjų man tik pradėjusiam dirbti per kelias savaitės teko susiruošti labai daug darbų. Ir ką pristatysim, kokias programas, ir kas dalyvaus, ir kokias palapines turėsim, ir su kuo dalyvausim, nes pasikvietėm Raseinių ligoninę, pasikvietėm kartu dalyvauti. Visa esmė, kad tada pajutau vieną didelį minusą. Mes neturim logotipų. Problema nėra labai svarbi, labai įtakojanti mūsų tiesioginiam darbe, bet rudenėlio šventę su kokiom vaikutėm mes turim išeiti. Neturim logotipo. Tai labai greitai teko iš interneto ištraukti kažką panašaus į logotipą, tai būtent kaip ir matote, tai yra pirminės sveikatos priežiūros centro pagrindiniai bruožai, tai yra stetoskopas ir širdis. Širdis susijęs su meile, su gyvybe, su būtent dėmesiu pacientam. Tai toks greitai buvo sukurtas logotipas ir nuo tos šventės, rudens Bendrystės sodo, rugsėjo mėnesio, mes taip ir galvojam, ką vis daryti su logotipu. Tai buvo mintis, visuomet sukosi galvoje, koks turėtų būti būtent brandus logotipas, kuris atspindėtų pirminės sveikatos priežiūros centrą ir pirminės sveikatos priežiūros centro daugiametę veiklą, nes pirminės sveikatos priežiūros centras įkurtas 1997 metais ir čia dirba nuo pat pradžių profesionalūs gydytojai, iki šių dienų jie dirba. Tik kas atspindėtų šitą mūsų visą veiklą, logotipas kuriamas dviem būdais. Arba labai greitai, kaip šiuo atveju, arba po to sukurti yra labai beprotiškai sunku. Ir net ne mūsų jėgom, ne mūsų darbuotojų jėgom, mes tikrai daug darydavom tokio brainstormingo, galvotume ką ir kaip, bet kreipimas žinoma į pagalbą. Kreipimas pagalbos tai būtent žmonių dirbančių meno srity. Tai pirmoji buvo Gintarė Norkienė, ir pradėjom tiesiog kartu su ją bręsti link logotipo. Kas tai turėtų būti? Aišku, tai stetoskopas. Tai turėtų būti ar trumpinys per RPC, tai reiškia Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, ar kažką kitą simbolizuoti. Ką simbolizuoja širdis, ką simbolizuoja stetoskopas, ką simbolizuoja rankos. Tai žinokit, mes su ją kūrėme labai daug logotipų. Vienas iš tokių įdomesnių variantų, kad net į mūsų logotipą įdėti Raseinių ženklą, tai lūšiuko ausis. Bet lūšiuko ausis ir su sveikata tai labai pradėjo asocijuotis su tiesiog veterinarijos centru. Tai su Gintarė Norkienė mes turėjom 10 variantų, bet vieną dieną Gintarė Norkienė sako, žinot, parekomenduosiu Giną Kozikienę, ir Gina Kozikienė sutiko savanoriškai pagelbėti mum šitame logotipo paieškoje, gal ir brandos paieškoje, nes tiesiog turėjom subręsti iki to logotipo. Tai
Kodėl tas logotipas mums reikalingas? Dėl to, kad, įsivaizduokite, kaip paprasta perteikti informaciją vienu kažkokiu jau visiems rasiniškiam žinomu logotipu. Pavyzdžiui, pas mus slaugą namuose atlieka slaugytojos, važiuoja pas gyventojus į namus. Ir slaugomi pacientai namuose tiesiog tikrai turi pajusti tą tokią garantiją, kad atvažiavo automobilis į kiemą. Šiuo atveju pas mus ant automobilių, mes naudojame įvairius automobilius, įvairių spalvų, vieni balti, kiti raudoni. Ir tik tai ant šoninių durelių yra užrašyta ilgas mūsų užrašas, pirminis sveikatos priežiūros centras. Ir irgi viena iš tų logotipų idėjų, kad tai yra užkoduota informacija. Pavyzdžiui, kai atvažiuoja greitosios pagalbos automobilis, žinote, pagal užrašus ant automobilio. Kai policijos automobilis atvažiuoja, irgi parašyta policija. Tai tiesiog jūs žinote, kas tai yra ta policija nuo A iki Z, kad tai yra Lietuvos, kad tai yra atvažiavęs pareigūnas, kad tai yra dėl ko atvažiavęs jisai. Taip ir mūsų tas idėja logotipo kūrimo ir išplatimo ant visų mūsų automobilių, kuriuose naudojame slaugą namuose, kad atsirastų pacientams paprastumas atpažinti mūsų darbuotojus, mūsų įstaigos darbuotojus, kad atvažiuoja į kiemą automobilis, ar tai būtų raudonas, ar geltonas, ar žalias, bet visiems būtų aišku, ant kapoto matosi mūsų standartinis logotipas, kuris sako, taip, tai yra senoji poliklinika, kaip daug kas vadina mūsų įstaigą, ir tai yra slaugytojai atvažiuoja pas jūs būtent atlikti, suteikti jums paslaugą. Tai tikrai logotipas nėra pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas yra slaugytojos profesionalus darbas namuose. Bet tai yra tas dalykas, tas komunikatas, kurio įstaiga turi turėti tiek rudenėlio šventėse, vaikščiodama ir demonstruodama savo paslaugas, tiek būtent atlikdama kasdieninės paslaugos su labai paprastai atpažįstamais automobiliais. Tai mums ištiesia ranką dizainerė, Raseinių meno mokyklos dailės mokytoja, Raseinių kultūros centro viešųjų ryšių specialisto padėjėja Gina Kozikienė. Jinai nuo darbo laisvų laiko, tai yra šeštadieniais, sekmadieniais, vis mes pasirašydavome, visuomet klausdavo, ko noriu, aš atvirai pasakysiu, nežinau, ko noriu, nežinau, kas simbolizuotų ir tik tai žinau, kad stetoskopas, tai priimkim, kad jau tikrai yra pirminio sveikatos priežiūros centro ženklas. Tai tikrai kelias buvo ilgas, tiek ir lūšiuko ausys prie mūsų ženklo, tiek ir ranka pagalbos, tiek ir širdis, kas galėtų simbolizuoti pirminį sveikatos priežiūros centrą. Iš ties, žinokit, labai daug ir spalvinės gamos praeita yra ir daug tokių minčių, daug mėnesių darbo, daug variantų, praskaičiavau, mes su gerbiama Gina Kozikienė virš 30 įvairių ženklų praėjome kartu, pragyvenome ir liko 4 paskutiniai, kur irgi reikėjo sudėlioti tekstą iki galo, kaip tame būtent ženkle turi būti tekstas, kokia turi būti spalva. Ir jau einant link spalvos, tai tikrai spalva irgi turi simbolizuoti, ne šiaip būtų atrasta, bet peržiūrėjom daugelį pirminių sveikatos priežiūros centrų Lietuvoje, kokius logotipus jie naudoja ir kokią spalvinę gamą jie naudoja. Tai standartinė spalvinė gama yra raudona ir mėlyna, bet ne dėl to pasirinkom standartinę gamą raudona ir mėlyna, bet iš tikrųjų žiūrėjom šitų spalvų reikšmę. Man buvo mintis naudoti 4 spalvas, nes tai vis dėlto pagal senovės medicinos mokslą, pagal Hipokratą buvo 4 humorų teorija, 4 humorų, tai reiškia juoda būtų, kuri simbolizuoja tulžį, tai yra šaltumą, sausumą, geltona spalva šiluma, irgi sausumas, raudona kraują simbolizuoja ir būtent flegma, tai šaltumą, drėgmę. Tai Hipokratas kažkada buvo išsikėlęs tų 4 humorų teoriją,
tai galima labai jau iki antikos laikų nueiti, bet mes pasirinkome naujesnį variantą. Tai šitos dvi spalvos simbolizuoja mėlyna arba žalia, tai yra gydytojai. Dar ta spalva simbolizuoja išmintį, harmoniją ir ramybę, mėlyna spalva, raudona spalva aktyvumą, būtent gyvybingumą, sėkmę ir simbolizuoja slaugytojus. Nu, taip radom tokius gairias, tai pasirinkom dviejų spalvų derinį, to labiau, kad išsiskirtų tikrai mūsų užrašas ir žinoma, per vidurį parinkom užrašą Raseiniai, kad būtų viskas aišku, kokio miesto pirminės sveikatos priežiūros centras ir žinoma, kuo mes galim didžiuotis, tai va, mūsų gydytojais ir visų medicinos personalų, kad tai įstaigoje oficialiai dirba nuo 1997 metų, gyvuoja šitą harmoniją, o apskritimas irgi parodo yin ir yang, tai irgi parodo harmoniją tarp gydytojų ir slaugytojų, tai va tas visa harmonija atsispindi pas mus logotipe ir tai lemia įstaigai sėkmę, kadangi harmoningai dirba slaugytojai, gydytojai, ūkio personalas, visi pas mus harmoningai dirba ir tas tiesiog atsispindi pas mus Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro logotipe. Tai toks buvo pusę metų kelias eitas, tokia buvo logotipo paieška ir tokia šiandieną naujiena yra, kad nuo šios dienos mes pridavę būtent patentų biurui ir jeigu viskas gerai, tai su šitą logotipą matysite ant visų automobilių, kur važinėja mūsų profesionali komanda ir žinoma ant mūsų pirminės sveikatos priežiūros centro. Nėra pagrindinis dalykas yra mūsų profesionalių žmonių darbas ir komandos darbas, bet logotipas vis tiek atneša mažą dalį sėkmės. Beje, ant tų pačių dokumentų iki šiol dėdavome mes lūšiuko ženklą, būtent Raseinių herbo ženklą, tai dabar, kai jau bus priduota visi dokumentai patentų biure ir patvirtinta, mes ir ant dokumentų dėsim savo ženklą ir ant automobilių ir bus skiriamoji mūsų skiriamasis bruožas, mus bus galima lengvai atpažinti būtent pagal šitą logotipą.